Tau3 pristato. Sveiki, aš Marius Pocevičius ir mane galite prisiminti iš tokių projektų kaip Emigrantai Chicken Factorius, Mama, pažiūrėk aš baikeris, Be komforto, Kaimo policija, Marozai ir taip toliau. Sveiki, aš Lukas Lukoševičius ir manęs tikrai neprisiminate iš tokių Mariaus Pocevičiaus projektų kaip Problemų tvarkytojas, Problemų, Kartą kaime ir 50 picų iššūkis, tai aš picų džiazu. Mes suvienijome jėgas ir 2022 metais nuėjome didį žygį, kuris vadinasi Camino Lituano kelias. Nes Camino reiškia kelias, bet mes 2 kart pasakom kelias. Šis kelias driekiasi nuo Žagarės, kuri yra prie Latvijos sienos, iki pat Seinų, kurie jau yra Lenkijoje. Jis sudaro daugiau nei 500 km. Šis kelias driekiasi per tokius miestus kaip Žagariai, Pakruojis, Burbiškis, Kėdainiai, Biliūnai, Kaunas, Prienai, Punia, Alytus, Meteliai, Lazdijai ir Seinai. Tai daugiau nei 500 km trunkančią trasą įveikėme per 17 dienų. O kodėl paskutiniai piligrimai, Mariau? O todėl, kad 2022 metais mes tikrai buvom tie, kurie paskutiniai baigė šitą Camino Lituano. Pradėjom, aišku, birželio 5, bet pabaigėm gruodžio 30. Kodėl, kaip ir kas čia taip įvyko, pamatysite jau minėtam seriale. Taigi, Buen Camino, ar kaip ten sako? Camino Bueno. Camino Bueno kelias. Nuo rytojaus su Luku eisime Camino Lituano žygį. Dabar nešimės kuo minimaliau visko, tai nenorim prisikrauti tašę. Va, kaip tik Lukas ateina ruoštis. Žiūrėkite, tuo tarpu, kaip tik ant pietų pataikėt. O, kaip tik vėl yra kepami tikrų tradicinių armėniškų būdų šašlykai, tiesiog suversti į skaravadą ir joje šuntą. Tai va, įteikiu Lukai tau. Piligrimo pasas, keliauninko keliautojo piligrimo pasas. Dabar aš pasiruošęs. Tu dabar žygeivis Maksas. Tai jau patapau žygeivis. Susidėjau daiktus, piniginės neįmu, tiesiog kortelės svarbiausias. Technika, 2 maikės, šortai, 1 kelnis, striukė, laidų pakrovėjų daugybė, kelios baterijos. Palapinės neturim, mes vis bandysim nakvot kažkur kažkokiose patalpose. Dvarai, nežinau, bažnytstulpiai. Kitais metais jau aplink pasaulį, jeigu dabar nueinam 500 km. Su pavėlavimu susirinkom į tą patį peroną. Kaip čia vadinas? Čia vagonas, kupė. Ir turiu atskleisti vieną pagrindinę didžiausią kol kas žinią, blogiausią. Nu. Kažkas su batais negerai. Bet nes tau neišnešniuoti, bat. Nu, aš biškį nešiau, bet ta prasme, aš būčiau... Kiek nuėjai atstumu su tais batais? 3 kilus tikrai. Bet tu turi tiesiog šašlykų įties. Taip. Čia bus mūsų pasryčiai tiesiog šašlykai. Vieną mėsą 3 rūšių. Sprandinė, aš galiu tau pramušti. Viskas, išvykstam, sėkmės mums. Kur šiandien nakvosim? Yra numatyta vieta, bet nėra nieks užrezervuota. Rekomendacijos rašė skambinti 1-2 dienas prieš. Mes skambinsim tą pačią dieną. Ketaminas mus paveš nuo Šiaulių iki Žagarės. Važiuojam po Žagarę ieškoti Puodų namo, kur yra maršruto startas. Va. Nu kągi, ačiū Gedeminui. Taip mes keliaujam nuo Puodų namo ir sutikom Puodų namo savininką. Mes pasakėm, kad einam į Lenkiją pigiau apsipirkti. Žmogus duoda mums 10 eurų, kad alaus parneštume pigiau. Visi Seiniuose nupirksim alaus ir atvešim žmogui. Gal netveš, gal po 10 metų, gal po 20. Turim dabar misiją. Ir esate vienas pagrindinių mūsų rėmėjų. Žygio. Ačiū labai. Piligrimo pasas yra telefono būdelės. O štampelioidas. Ai, toks. Camino Lituano Tart. Yra. Žinau, kad biškiai anksčiau gal reikėjo paskambinti, bet ar šiandien būtų įmanoma gauti 2 nakvynę? Įmanoma. O kaip jūs esat pora, draugai ar kaip? Draugai. Supratau, atskiros lovas. Taip. Jo, atskiros geriau. Tai va. Gerai, viskas labai ramu.
Jau pirmos problemos, tai kad užbėgti įvykiam už akių, klijuoju pleistriuką. Problema su batais, kad jie tik dabar pradeda savo pirmuosius prasivaikščiojimo metodus, todėl prasideda brūžinimasis šitų vietų, pėdų, kojų, batų, kulniuko. Svarbu, kad nepradraskyt dabar odos. Ir nuo to, kaip paskutinį kartą Marius klijavo kojas, štai vėl klijuojam kojas. Žodžiu, užvariau 3. Pusę inventoriaus juostelėm jau sunaudota. Atradom nuostabią vietą. Valgysim šašlykus. Mes buvom planavom per 15 dienų, gaunasi po kiek maždaug kilometrų? 40? Niekada neplanavom 15 dienų. Planavom 10 ir dabar išsiplėtė net iš tikrųjų iki 12. Mariui netinka pleistriukai, kurių nupirkau, nes nupirkau ne Compete, nors mūsų net neremia Compete. Tai pasidarė story, kur paprašė iš Joniškio, kad kažkas atvežtų Compete pleistriukų. Per 15 minučių 2 žmonės geri atsirado, kurie mums padės ir atveš Mariui pleistriukų, kad jis tik eitų. Sveiki. Čia. Aha. Kiek pinigėlių? Nieka, dovanos. Ne, tai skaitysim, baigit, nežinom, kad brangiai. Neištirpė. Tik Neimsi, Mariukai, tikrai. Neimsi, rimtai, varykit. Baikit. Nu kaip čia, nu gerai, ačiū tau. Prie pat odos atsilupimo viskas yra. Ta prasme, porą kilų ir jau žaizdelė. Nu, bet dabar reikia biškį, kad apdžiūtų. Čia uždėsiu išgys. Man dar nieko, tai aš rizikuosiu. Nu jo, rytoj čia draugelių iš Joniškio turim, tai priveš, jeigu. Priveš Tomas, jeigu ką. Vienas skambutis ir Compete vietoj. Čia realiai Joniškio boltas buvo. Nu jo, bus su batais problemų didelių, nes tie maksiminiai vidpadžiai, kurie yra aš to paras kokio storumo. Vidpadės nuo tokio storumo vidpadžiai. Ką tu? Tualetinio popieriaus įklota biški yra, kad minkščiau būtų. Marius pagavo belę kokį peisą, eina žiauriai greitai. Kaip suprantu, Mariu, priartėjom prie pirmo breakdowno šiandien. Pirma diena, pirmas breakdownas. Šiaip viskas būtų gerai, jei nereiktų eiti šitos žygį. Vienintelė bėda, kad Mariui reikia eiti. Šiaip sakė, viskas patinka, viskas gerai, tik ne ėjimas. Nu, dvirkais, mašina gal net geriau. Kažką galvot su tom kojom, Mariu. Gerai, pirmos dienos beveik pasiektas finišas. Kažkokia nesąmonė. Tu čia... Pirmas spręsim viską nuo pirmo batų nusavimo, nuo kojų diagnostikos spręsim. Pažiūrėsim kaip šarnyrai, kaip ką. Apie tolimesnį likimą. Ačiū labai, viso geriausio. Viskas, super. Vienas tikslas pasiektas. Bet pasakym, kad ne pora, tai dar paliko tokį tarpą net dar per vieną lovą, kad jau tikrai kartu nesugultume. Kojų diagnostika. Prastai. Čia ne puslė, čia pleistras. Pleistras, gale pleistras. Nu dabar nieko nespaudžia, šiaip avarinės reiktų čių kitos basučių kokių ir išgelbėtų visą iššūkį, bet kas čia priveš dabar. Okay. Pada 0,20 dabar. Liūdai, labai liūdnas naujienas yra. Ta prasme, mes... Antrą dieną sugriuvo iš Šipuros. Atsiliekam kokiom 5 valandom, 3 minimum. Reikia galvoti, kaip nueit 50 km per tiek pat laiko, kiek vakar nuėjom 28. Nakvynė seganti neužsakyta, čia neišeita, neaišku, kada reikia išeiti. Šiandien nueita 0. Turėjo būti jau nueita apie 20 valandų. Viskas blogai ilgas. Prašau valgyk šašlyką. Aš tikrai nenoriu tų šašlykų, Mariu. Jie geri. Aš nenoriu. Trečią dieną, kad trečią kartą mano maistas būtų šašlykai. Mes, matai, čia turim poną, kuris gali pasirinkti. Lau, gal pakalbėkim, kuris dabar ponas, kuriam pleistriukai netinka. Nu, Jonpiliškio čia turbūt tiesiog, va tai bus, nėra. Supratai? Ne, nes čia tiesiog nerūpi šitas dalykas. Ką nerūpi? Tiesiog dėdytus... Ką nerūpi? Tai ką mes čia spaudariu? Ką piligrimas... Pasas, ką nerūpi? Rūpi? Ne, nu nesvarbu. Aš tik dėl šitų atspaudų čia ir einu tą žygį. Ne dėl to, kad kažkaip pažinti ant save, ait vienatvėj. Ne! Ant spaudėliai ir kuo spalvų daugiau, tuo smagiau. O jam nesvarbu. Sakau, nesvarbu, kur klijuot. Nesvarbu, kur klijuot! Tai gerai čia pasiklijuok. Ant kūno. Tai kam tas popierius? Kam ta data? Tik tais ar taip, ar taip. Tas svarbu. Einu skausmė ir didelėje agonijoje, nubrūžino kulną stipriai. Norėčiau namo arba bent basučių. Ir taip skauda ir jau paklydom. Nepaklydom, o nepažiūrėjom kur eiti. Tai paklydom.
Lukas kaip ėjo, taip nuėjo. Nesuprato, kad aš sustojau. Ir nežinau, nu čia labai blogai su kulnais. Nu, prieitas kertinis momentas. Po mažiau nei valandos įėjimo šiandien. Čia kaip med. Čia reik basučių ir viskas, ir einam toliau. Basom varysi. Marius eina į hardcore levelį ir eina žvyrkeliu basom. Nu, skauda. Reikia valinį keisti. Aš tai neįsiu to bato. Tikrai neįsiu to bato. Dabar Marius susipjaustys visas pėdas. Paim gali paimti. Kam tame tai? Kodėl aš dabar turėjau paimti? Pats išmėti. Nervinau aš. Taip, bet ir aš turiu mokėtą kainą dabar. Tu su batais, jei aš būčiau su batais pasimčiau. Taip, bet tu išmėti savo batą. Jo, ten. Tai kur dabar man dar joje? Tiesią liniją, prašau. Kiek? Man ir taip skauda. 10 iš 10. Yeah. Ir laikas medinių serijai. Jei čia būtų Mariaus miestas, vadintųsi Pocevičiūnai. Bairiai komedija, stand-up, renginių vedimas, skambinkit, rašykit. Šimtadieniai išleistuvės, 50-mečiai, 70-mečiai. Tai labiausiai patinkančios tai būna, kai 70 metų pora susituokusi tokie renginiai. Pakylam, kam virš 50. Reikės 2 porų dar gyvų. Tai dabar kylame ir mesime šitą sudžiūvusią verbą. Visi, kurie našliai. Panašiai, kiek kas laiko našlys, jau sustokit šalia, pagal tai išsirikiuojam. Prašom jaunieji. Mesite kartu, atsargiai neišsinarinkite. Minkite rankos. Artėja Joniškis su kiekvienu žingsniu, Mariau, taip reikia galvoti. Žinok, su kiekvienu žingsniu ir mirtis artėjama. Esam Joniškio rajono centre, Joniškio mieste. Tiem išsirink basučių, Marius renkasi basutės. Manęs visi žvengs, nes eisiu su kojinėm ir su sandalais. Namelį medyje miegosim šiandien. A jo? Kažkaip vadinasi namelis medyje. Jaučiūnai. Mes įeinam į jaučiūnus, bet aš nieko nebejaučiu jau. Pavešit gal tada? Žinoma, nesiūlau, Aš eisiu. Lukai, nieks nesužinos. Ne. Nieks nesužinos tikrai. Šeimininkė pasirodo čia. Prisprendžiant iš jos džipo, tai šiąnakt mūsų laukia prabanga. Welcome to my crib. Ir ką mes čia turime? Turime kopėčias, kuriam reiks laipėti. Užeinam vartelį, kad neįeitų nieks kitas, tik tu. Atidarom vieną, užraktėlį atidarom kitą. Ir kasgi čia mūsų laukia? Prabanga. Prašau, su širdelėm, lova paruošta mums abiems. Vakar mūsų klausė, pora keliauja ar ne? Šiandien jau paruošta viskas kaip pora. Šiandien to neklausė. Tokių klausimų. Nu, yra labai kraupiai bloga situacija. Tiesiog nuėjo oda, kaip nuvirtos vištienos būna nuo tos kulšelės. Tiesiog va taip ten nuslinko. Patraukit visus mažamečius. Žiūrom. Ką darom? Tik nenorėjau, kad taip būtų, ta prasme nenorėjau, kad pasmerkta nuo pūslių būtų. Visaip kitaip tik ne nuo pūslės, nes čia lengva išsisaugot nuo tos pūslės. Bet mes negalim pabaigti rytoj. Seniai, 2 dienas paėm ir viskas. Tai man gal tada net nesibadžyti savo pūslių. Badykis. Nes yra daug jų. Nu, labai faina namų šeimininkė propopolio pudros padovanojo. Viskas ištepta. Ir dabar žiauriai graužia. Šį vakarą šefas Lukas mums paruošė. Klasikiniai trečios dienos šašlykai kepti antrą kartą su kiaušiniu ir sūrio asorti. Keliaujame į lauką, valgysime gryname ore, nes gryname ore visada skaniau. Gyvenimėlį, kada kitu pablogėsi. Labas rytas, sveiki. Karštą komentarą prašom. Pradėjo skaudėti nugaras, vos įsitėsi, vos randi tą poziciją. Ir aš užmigau tik likus valandą iki žadintuvo. Žodžiu, nepailsėta šitą dieną. Susikūriau tvarstį, tokį variantą bandysim. Pirminiais duomenimis eisiu. Marių užpuolė šunys. Žiauriai nervina tie šunys mažiukai. Jisai vienam įkandęs ir jisai nudvėsi. Sveiki. Sveiki. Galima gauti? Norim. Gerai, norim. Oi, ačiū labai. Kiek kainuoja? Čia aukos sąlyga, bet 7 kainuoja.
Čia reikia. Galima palauk. Arba, nu va. Čia va yra kalvė 1882 metų, o žaizdoras 1900. Bet Čia dar prieš Kristų. dumplės, o žaizdoras neišliko dėl to, kad kaip garūzas pasidarė. Laikas, pinigai, išvaistėm ir tą ir tą. Mes gavom po tokią rodyklę. Tai yra vienas nuostabus praktinis panaudojimas, iš kurio iškart pagalvojau, bet tik nenorėjau prie to vyro sakyti, tai yra bus labai gerai prasidurt puslėm šitą grafkę. Esam Lietuvos rytų dykumoje, kepinantis karštis, dulkių, audros. Išeinam iš Joniškio rajono, įžengiame į Pakruojo rajoną. Išsiskirstė 3 žmonės ir lygumose tuščia pasidarė. Ir dar gavau duomenų, kad Gerda Biel yra iš Pakruojo. Gerda Biel iš Pakruojo? Įdomu, ar tikrai čia duomenys? Jo, ne iš kažkokio tokio kaimo, iš kažkur ten man taip atrodo. Tai šiaip labai džiaugiuosi, kad aplankysim Pakruojį. Dainos tai tikrai geros. Mano dabar patinka naujas hitas labai išėjęs, tikrai favoritas Nebesvaik, kuri vadinasi yra. Aš kažką girdėjęs esu. Nebesvaik, nebesvaik, nebesvaik. Kaip gerai, kad taip keliai suveda į tokių žymių žmonių nusipelniusių Lietuvos estradai ir man svarbiausia, paeisim Pakruojį, iš ten yra Gerda Biel, tada Kaunas, iš ten yra Arvydas Sabonis, tada praeisim Lazdijus, Marijonas Mikutavičius ir Seiniai Bedronka. Va, mano visi, dėl ko aš einu šitą žygį. 100! Jam, pirmą 100 iš 5, penktadalis įvykta, viskas įveikiama. Labai sunku yra, einu nesustodami, nebesikalbam, tiesiog atrodo kiekvieną žingsnį stengiasi dėti ir tik galvoju, kaip dar žingsnį padėti. Bet tikrai, kur baigėsi Vaivorykštė, prasideda Pakruojis. Čia dėl to, kad Gerda Biel taip mėgsta spalvas ir yra spalvinga asmenybė. Atvykom į Pakruojo rajono neįgaliųjų draugijos pastatą, labai maloniai priėmė mus, aprodė visas pastatas mūsų šiai akimirkai. 4-vietis kambarys su 4 lovom, bet būsim dviese. 4 diena, vis dar Pakruojis, darosi vis sunkiau ir sunkiau. Šiandien tokios jau mintis iš viską mes čia bandome įrodinėti, kam čia iš vis einam. Ir toks. Gal gerai ir tie 108. Gražiausius vasaros mėnesius 3 beturim ir juos kankinamės. Marius parašė pusryčius ir esu tikrai impressed. Liūdna nuotaika čia skelbėm. Viskas mums tik blogyn. Tai pozityvus dalykas, kurį jau kaip ir pamiršau. Atsimenu. Išsimiegojau. Iš manęs toliau tik negatyvas. Labai jaučiu tą kulną, manau, maks 5 km man. Ir lyja. Ką daryti? Išėjom pasitestuoti, pirmiausia reikia išsiųsti batus. Ir siunčiam Mariaus batus Mariui į ateitį. Kas greičiau, batai ar mes pasieksim Vilnių? Štai Marius praeina pro 3 varpų vartus į Rozalimą. Rozalimas, 3 varpų miestas. 1000 rožių miestas. Rozalindos gimtinė sostinė. Ir kas be ko. Keptos bulvės su rozmarinais. Ačiū, kad padėjai išsisukti. Štai radom dar vieną piligrimą. Turbūt, manyčiau, nuskendęs arba čia. Nes čia nėra lengvas takas, sakykime, žūsta. Kaip jie ir Evereste ten žuvusių kūnų yra. Žmogus su džipu turi pravažiuoti, o mes su savo kedukais. Esam prie Raganėnų piliakalnio, o kas nori raganėt? Lukas. Jau biški raganėjų. Va, suskaudančiam pėdom, sanariais, kirkšnim, raiščiais, achilais lipsime į 100 laiptų piliakalnį. Agirdi. Jaučiu, kad labai daug naujo badymo laukiant pėdų. Skambėsiu gal labai išpuikęs, bet labai tikiuosi, kad bus
kambarys, 2 lovos, durys ir iš karto už jų tulikas ir dušas, o ne tai kambarys 4 aukšte, dušas, nusileidžiat, išeinat per lauką, pasukat ir tenais tada boilerį yra 0,5 litro vandens jum abiem šilto. Kur dvaruose pas ką 1816 metais buvo kambarys ir iškart dušas? Tai ten jau prirenovuota, kad tu renginius atvestum naujiesiam ir jie ten iškart susituokia būti. Aš labai tikiuosi, kad sunaikintas tas paveldas ir maksimaliai viskas perdaryta į euro remontą. Yra. Bent jau matosi pabaiga. Jeigu toks tikrovės biški duoti video, ne ant bairai, tai tikrai kiekvieną aš su skausmu fiziniu, tu gali apsitęsti ir dabar įsijau ir tu eini ir tau kiekvieną žingsnį skauda. Bet būtum ėjęs. Bet gali eiti ir eičiau ir iki Portugalijos jau tikrai, bet psichologiškai susitvarkyti yra žiauriai sunku ir tikrai net atrodo jau verkt norisi, nes tipo tiesiog atrodo noriu namo ir viskas, nu tipo kada čia baigsis, kiek dar reiks eiti, nes eini ir nesibaigia ir tokie tipo kiek ir tada galvoji, bet čia eina jau tik 3 keliais, vakar kiem 5, kodėl taip sunku, tada dar labiau sunkiau pasidaro. Visas šitas dalykas apie galvos susitvarkymą yra, bet kol kas labai nepadeda, o išrikiuoja galvą. Tuo tarpu, kai Lukas eina ir tokiose mintyse, aš pimpirim, o kokia žolė čia. Aukšta žolė, su basanoškiam lievai. Tas mano svajonės išpildytas visas. Čia yra lova ir čia yra euro remontinis dušas įtiektas. Sveiki, 5 diena berat, pasitinkam rytą su nuostabiu rūku. Lietuvių liaudies patarlė sako, pasitik rytą su saulė, nereiks niekur eiti. Pagal patarlę mums reiks eiti. Ir kaipgi mūsų rytas prasideda kiekvieną rytą. Įvairios kojų pūslių operacijos, pleistrai ant pėdų, ant pirštų, ant kulnų. Ką tik gavau žinutę, labas, jūsų batai Express Market jau vietoje. Nuėjus beveik 140 km yra prikalta ir parodyta tikroji avalynė, kokios tau reikia šitam žygiui. Jis mus mato, mes jo ne. Galvoju, užeisiu į vidų, pažiūrėsiu, ar užrakyta ar ne, nes gal štampas yra. Vaišės padėtos, saldainių, kavos, arbatos, karštas vanduo, puodukai. Vau, kaip čia rūpinasi piligrimais. Labą dieną. Piligrimam! Labą dieną. O tai čia gal paskraidytumėt? Nu, galim. Kad būt patogu, į mikrofonas, kad būt prie pat. Gerai. O kitaip nesusikalbėsi. Negaliu meluot, kad nebaisu, baisu. Labai. Tai kad Adamkus čia buvęs? Nieko. Kazimieras sutiko su Adamku nusifotografuoti. Kaip Lietuvos klasikai sakė, sidabravę, mes sugrįžom. Sidabravę. Mes sugrįžom.
Pirmasis mūsų komandos narys Aidas. Sveiki. Jūsų tikslas? Išdrįsau, nes pakvietei, o kilometrų eisiu tiek, kiek neš kojos. Garsusis Andrius. Norėčiau 5 kilų tikrai per vieną dieną. Tavo čia verykai norėtų 5 kilų. Aš dabar perėjau per Panevėžį, aš jau jaučiu man pėdutės čia jau maudžia. Ir trečioji mūsų dalyvė. Kamilė. Irgi kiek kojas neš, bet kokį 30 gal. Kas bus smagu žiūrėti Andrius kova su pečių skausmu. Bet aš va dabar visai bandau, va čia permetu ant tų vietų. O, čia. Žarnytės, žiūrėk, mano irgi turi. Svarbiausia, supranti, žarnytę patogiai atsivest. Čia žinai, kad į biškį atsisukt, kad varvėtų. Ir čiurkčia? Jo. Oho. O patogiai. O tokių va praeivių daug sutinka dažnai? Eina. Nemažai eina. Į po vieną, po du eina. Beveik kiekvieną dieną. Taigi aš ten toliausiai nukelę gyvenu matasi. Kamino Lituano ir skambino dėl nakvynės. Kada? Šiandien. Šviesa? 4. Bet pas mus nėra vandens. Negalėsite nei dušio, nei kur tai maudytis, nei praustis, nei tualeto nuleisti. Gerai, tinka. Yra šulinys, yra upelis. Nu, tai va, upelis, šulinys, viskas, ko reikia. Koks upelis? Žinai, šaltas vanduo, nupilsi šaltą žiauriai. Rainui Goslingui šitos sąlygos nelabai tinka. Pagal Raiderį, man slagiantų kitaip patartis. Pagal kontraktą taip nesitarėm. Andrius norėtų, kad kaip per nacionalinę ekspediciją iš paskos kemperiai važiuotų iki mūsų stotelės ir su visais patogumais. Į fanmytą varom. Buvo datkų fanmytas šiandien. Iki raumenis matau, kad jau vanos mano veidą. Dėlioju. Malon. Tai ketvieji žaidžiam, tai taisyklės tokios. Mum iš čia vienas, iš ten 2, o jum iš visur po pusę. Davai. Kaip tai, ta dentai? Ai, čia pradėt? Tu užrėpis kūną! Viskas, pasidavė karmalį. Gera pradžia. Aš nesupratau, kas vyko. Leliupo jau duot. Gaudi! Steal! Steal again! Quick point! Okay! Sako, gal neginam. Leidžiam laimėti. Gerai, vyrai, jau pagaunam. Tai klaida, kuri gali nulemti. Kontentas, ateik iš arčiau. Ateik. Išmeskit, aš visi mėgsiu. Oi, Gerai, vyrai, tikrai pelnyta pergalė mūsų. Pagal su šleponsais jie varo geriau. Matosi skausmas mano veide. Labai, labiausiai persiskaito ant tavęs, Andriu. Tai kiek dar? 6. Tai dar valanda kelio. Jūs negalvokit, kiek liko, jūs galvokit, kad statot bažnyčią. Pamokant istoriją iš Mariaus. Davai, welcome to my crib. Davai. Tai mes sugalvosim jau, kad viskas Kur čia savo? gerai. Viskas čia gerai visiems. Patinka kelionė kaip geriausia. O tai jau galima čia kažkur eit pamyšti? Pamyšti tu laukia gali varyti. Galima?
Už šitą šulnę, pavyzdžiui. Bet po to turėsi nuleisti. Kaip tyčia tarsi riblys sugedo, nu kaip va. Tikrai. 7 diena berods, Lukas miegojo super, aš ant žemės. Nu, nesakyčiau, kad blogai. Gerai, šiaip sulaužytai. Kiek valandų išmiegota? 10 valandas. Išsimiegota tai gerai, bet buvo keltas į naktį. Traktorių gesint. Nes jo kombainai, kamazai pradėjo važinėti po kambarį. Bet tai taip garsiai, aš tai neįsivaizduoju, kaip taip knarkti. Ir tai visą laiką. Andriu, šūkiu ir nesikėlė. Jau galvo, imti kokį pagalį per galvą trenkti. Andriu! Kas? Sakau, prikėliau, nes knarkibiški dabar, neužmiegu. A, gerai, atsiprašau dabar. Ir tada jau viskas, net nebeknarkinu to kartą. Sakau, vakar tiek buvo daug minčių. Eit, karšta, nepatogu. Ir taip nervai, negaliu, toks šitas. O šiandien išmiegojau, eikit, va. Koks čia challenge'as ir kas čia įvyko? Nešiu 2 kuprinės. Aha, kad Lukui būtų Mariaus gimtadienio proga lengviau. Žiūrėk, laimingas Lukas, laiminga komanda. Taip. Nes Lukas viską žiūri. Susinervinęs buvo iš visą laiką. Niekam nerūpi, kur miegosim, tik jam. Neberūpi jau ir man. O, davai. Patogu? Aha. Nu, davai. Bet davai sutarėm, jeigu aš nenunešu. Tada basom kojom eini. Kilometrą. Davai. Ja, jis žudosi save štai keliu. Davai. Jau kur žmogus maksimaliai atras save nori. O tai gerai, o jeigu nueisiu 5 kilus, jūs eisit basikylą. Jo. Davai? Žiūrė, bazaras. Davai. Tai davai. Davai. Daug fainesnis. Nu, jis blogėja. Dvigubai greičiau blogėja. Dar galvoju, kad 5 nueisi. Privalau. Ką? Eisiu, bet jungia smegenis, davai, neką. Kaip? Niekaip. Lygiai 3 kilometrai nueiti, Tai Andrius mūsų- nebešnekas. O mūsų tada? Mūsų tai reiškia, kad 200 įveikti. Andriu, pasveikinu. Palauk, nusifilmuoti reikia. Kilometrų, aš tai sveikinu, nes Ačiū. pasijungėmės vėliau, jūs tikri šaunuoliai. Ačiū. O kiek jūs Ir linkiu įveikėte? dar tiek pat nueiti ir dar 100. Tada Prisibazarinau to konkrečiai. Bet nueisi, seneliu. Nežinau, žinok. Tai? Pasiėmiau telefoną, žiūriu, mirguliuoja. Kojas. Atrodo, kad susipins ir kristi, va taip. Nu, reikia įsikelt tikslus ir juos padaryti. Tada jauties paaugęs. Gerai, maunamės. Gali būti blogai. Vienis į karstą gali būti. Arba akmuo į bažnyčią. Labai blogai čia. Aikit per aplinkui gal. Bent vienam bus gerai. Gilu, Labai blogai. O vietoj negalit stovėti, nes labai lėta. Oi, tai čia per šaltinėlį Tai dar geriau. Oi. Čia tik Andriui pačiam blogiau, kad su batais eina. Nu. Tai čia va. Laukis ir einam kartu. Tai baigiam šitas nesąmonės, viskas. Dar geriau iššokti iš batų ir atpalaiduoti pėdą. Tai man tai čia ne kažkoks trūkumas, o privalumas. O Lukui? Mano jautresnės pėdos, bet labai žiūriu, kur einu. Šiaip nėra blogai toks atpildas. Mariukai? Normaliai, va, ypač šita danga tai dar tokia masažuojanti, atpalaiduojanti, bet šiaip tai šitas etapas, kad gaiva. Apie savo 5 kilus to nepasakyčiau. Aš norėjau padaryti challenge, kad būtų sunkiau biški jiem, o gavo masažą kojų su purvo vonytėm. Įvykta, tiesiog blogiausia distancijos dalis, kad sega uodai iškart 1 sekundė ir jau tu prisekti. Nežinau, 100 eurų kokį, jeigu rinka gal tam sugalvoti. O kas ten, ką mes gautume už tą? Nieko negautume. Tai gerai, žodžiu, mes dar pasitarsim ir perskambinsim, gerai? Gerai. Ačiū, iki. Labai nemalonus, tie kėdainiai tokie nemalonus. Ką gautume už 60 eurų? Nieko negautume. Nu tai sveiki, tai žinokit, atvyksim mes pas jūs. Palaukit, žinokit, dabar ten žmonių turiu. Jūs man paskambinkit už pusę valandos, jeigu galite, ar gerai? Gerai paskambinti. Rabarbarų plantacija, prisiskynėm, vakare su cukrum, oi, lapnosim. Buvo signalai į telefonus, kad bus škvalas, dangus mėlynas, traukiasi juodai. Nedročinkim laiko, nes per lietų eisis, kebrus, nejuokautis. Tai kur tu nori eiti? Jeigu sodybą eitų. Nu, jau prasideda lūžiai komandos. Nu sveiki, tai ar priimsit mus? Nu, žinok,
gal ne, žinok, neužtilsim, bet... Lemba mes buvom susiradę ir jau atšaukėm, tai žinokit, galvom, kad jau priimsim, kaip skambinam iš pradžių. Ta 60 čia, jum gal dideli pinigai, man tai labdara čia įgauna. Tai kam jūs iš pradžių tepšnekėjot, mes atšaukėm? Žygiuokit kažkur kitur, davai, sako. Kažkas už auką, už nemokamai. Kažkam 100 eurų labdara. O Lukas kol kas blogiausias nuotaikas visoje kelioniai. Vėl apsivertė visą situaciją. Bet dabar parašė mum Simas Silv. Jei dais iki kaimuko čia kažkokio, tai priims į medžiotojų sostinę, nuostabi kažkokia sodyba. Tai žiūrim. Kas mano rankom? O kas? Aš liečiau tuos Sosnovskio barščius. Jo, taip. Degina šitie, ne? Sosnovskio čia reakcija. Vaidinas, atrodo, šiek tiek išsigandęs. Tai ten yra barbarai buvo. Aš dar norėjau palaižyti. Bet aš pavoščiau, kad kartus kvapas buvo. Jo. Ir dėl to nelaižiau. Sosnovskio barštis, nudegimas, alergija, pūslė, oda, sudirginimas. 4 iš tų yra, ne? Į sekantį etapą keliauja. Žiauriai sunku, nes skauda taip kojas visas maudžia, kojos kaip kaladės, kad ir žvengi, viskas smagu. Tikrai skauda viskas. Tai po visų šios dienos pykčių, komandos susiskaldimų, neradimų, kur miegot Kėdainiuose, o kaip šeimos narius priėmė Kunionių kaime medžiotojų sostinė. Tai ačiū Simui. Ir už ką. Esu labai laimingas, kad taip atsitiko. Gamtoj norėjom Mariuko gimtadienis. Taip. Nu tai ką mes kalbame? Taip. Testui traukiama 3 avalinės variantas. Jo koja pailsėjusi lygiai 36 valandas. Traumai, kuriai reiktų 3-4 savaičių, mes turėjom 1 parą. Žiūrim. Skauda kiekvieną žingsnį dėsiu tą koją. Manau, išgėrus kokias 3 tabletes nuo skausmo tikrai laisvai galėčiau eiti. Tai didėja skausmas ir dabar intensyviai pradėjo didėti. Galim nebetęsti ir testo iš tikrųjų. Ir viskas jau sustoti čia ir baigiama, ne? Ne, tai jai skauda išvados padarytos. Yra to skausmelio. Labai gaila, kad per mane, kad per sveikatą. Tai bet tikrai skauda ir tikrai yra rizika rimtą traumą turėti. O to nenoriu, nes laukia ir darbai, ir kelionės. Ties šitą vietą sustokim. Tikiuosi sugrįšim stipresni ir tikiuosi, kad sugrįšim. O dabar aš tikiuosi, kad... Grįžtam! Nepraėjo nei pusę metų. Ir grįžtam po reabilitacijų, po atsitiesimų, vėl toj pačioj vietoj, Kėdainių stoty. Vėlgi, avalinė neparuošta. Šitie batai yra, jie lipom į traukinį ir sako, batai. Ir aš galvoju, su tokiais aš kai su tėvo vasaros straikėse dirbdavau, tai jau tokius pasimdavai, kur 4 metai žieminiai batai pranešioti, nuslupi. Aš dar, kur reikėjo pažiūrėti navigaciją, ir buvo kita informacija aptikta. Ypatingo atsargumo reikalaujanti vieta su raudonu šauktuku. Reikia bristi per Šušvės upelį. Būkite ypač atsargus pavasarį upiai patvinus. Gerai, kad žiemą eina. Ką tik atsiuntė klasiokė sesė, kuri irgi ėjo per šitą žygį ir čia, kaip suprantu, rudenį ėjo. Buvo +3. Pas mus dabar kiek, koks -5. 2. Ryte -3 buvo, taksė -1, tai -2 dabar. -1 feels like, -10 širdį, -4. O. Insivartaliojo. Tai laukia mūsų dabar prie -3. Gerokai nuslūgus, tai... Ir va ten va per tą net praeisim, kaip niekur nieko. Aš galėčiau taip vaiti ir nieks nepasikeistų, nes šiaip jau permirkė. Laukia po apbirdimo sausos koinės 4 minutėm. Batuose. Naujas sausas koinytės. Šiaip mano visoji kupriniai realiai tikrai. Čia koinių. Ir tada čia laidai visokie. Viskas tik koinės pas mane. Realiai. Cold weather, cold water, no woman, no cry. Aikštų kaip gelė. Namo noriu! Namo! Ai! Svarbiausia, kai išbrendi, iškart nusisausinti ir iškart dėtis koinės. Aš nebijau nieko išskyrus eiti per šitą upę iš tikrųjų. Visą kitą nieko nebijau. Nei tamsos, nei aukščio, net mirties biški nebijau, bet eiti per šitą upę bijau dabar. Aš nebenoriu. Tai dar tik vidurys, dar blogiausia tik ateina.
Ai, bet normaliai. Man dega kojos! Man dega kojos! Aš nebenoriu! Blemba, bet tai dabar tas sugrįžimas, ta šiluma grįžta, aš jaučiu taip gerai, kaip atrodo, lyg būčiau prisimyžęs į kojas dabar, kai grįžta ta šiluma. Senoviai myždavo ir į balas ir šildydavosi. Tai žinoma, kai čia žinai, su draugais vienas kitam rankas apmyždavo, kai būdavau su šalia, nedarydavai taip. Ne, aš tai ne. Mes. Garsios tylos observatorija. Vienatvė dviese. Šviesi tamsa, kvepiantis marvė. Obuolys kriaušė. Arklys karvės vyras. Jo, vilkas lapė. Koks žiemos pliusas? Tai kad temperatūra yra minusinė. Pravažiavus mašinai nėra dulkių kamuolio. O koks didelis žiemos minusas? Tai kad labai greitai temsta. Netrukus trasos dalį teks dar eiti tamsoj visiškoj. Didelio miesto mažoji versija. Panevėžiukas. Čia yra kilęs ir katleriukas. Opa! Opa. Ir Emilijus Jukubiukas. Va tokie bairiai. Mažas daugiabučiukas. Atliko nuo Panevėžio, tai suvežė čia ant Panevėžiukų. Laikas kitas, tradicijos tas pačias. Kiekviena miesto parduotuvė aplankoma. Kaip kad į Panevėžiuko šokius įleistų. Pusę metų einamų. Matot, va. Oi, ačiū. Kaip gerai čia viskas sutapo iš tikrųjų. Priėjom tašką, kur išsiskiria keliai. Vienas į dešinę rodo, kitas tolimiau į kairę. Kurį tu rinksies kelią? Eisi į dešinę, bumbuliuką prarysi. Eisi į kairę ir takelį atrasi. Ką rinksies, Mariau? Į kairę takelį atrasti. Teisingas pasirinkimas. Už jau eiti iš tikrųjų, aš taip galiu pasakyti. Eisim beveik visą kelią tamsoj. Vienas prožektorius yra. Marius neturi prožektorius, tik kojinių pasiėmė daug. Proto bokštas. Eisim dar. Buvo informacija gauta nuo Kėdainių gražiausias maršrutas. Tai galiu pasakyti netiesa, nes tokie patys vieškeliai ir kringeliai, kad buvo iki Kėdainių. 5. Vidurys nakties, ne? Jo, tai dabar keisiu kojines. Dėsios gal tokia? Gali bandyti. Ant sniego, aišku, iš karto šlapint, kad šlapas būtų gerai. Smegenų nėra. Jau baltuma. Išbrinkus. Aš savo net nenusimsiu, kad vien tik nematyto vaizdo. Reiktų šilta ir sausa. Blogiausias sprendimas anksčiau to nepadaryti. Sujungta Max blogai, tai atrodo, kad tu atsijungsiu, noriu išgerti arbatos, suvalgytos paskutinius sumuštinius ir čia gulsiu, neisiu net į dušą nieko, viską rytaus rytui noriu. Sveiki, labas rytas, 9 žygio diena, buvo išsimiegota pakankamai vidutiniškai gerai. Kojinės dar pradžiuvo, bet batai tai su kokiais vakar čia atėjams tokiais ir išeisim, tai kad dar atšalusiais. Taip įvyko ir sutapo, kad būtent per žygį Veisiejuose vyksta padėkos diena. Tai yra padėkoja žmonėm, kurie per metus kažką nuveikė Veisiejų labui. Esu irgi pakviestas ir kažką jau įteiks. O žiemos visada ateis pavasaris. O kiekvienos nuokalnės visada bus įkalnė į viršų. Kurioje laukia viršūnė. O viršūnė kas yra? Pergalė. Ne, nuokalnės pradžia. Čia Lampėdžių karjero ežeras, pagrindinis Kauno paplūdimys. Čia susirenka vasarą visi kauniečiai ir turškėsi. Esam Raudondvario Circle K ir darom pauzę visam žygiui kol kas. Nuo šiol dabar nuo čia keliausim link Veisiejų, link to renginio. Atvykom į Mariaus gimtuosius namus dabar. Mums liko 20 minučių nusiprausti, surinkti rūbus. Sveiki, tai pristatau, ką išsirinkau iš Mariaus jaunystės spintos. Pilkasiūlė marškiniai, perinantys į gražų ir visada madingą velvetą. Plus mano išsirinkta avalynė yra box lakierkos, tinkančios visiems gyvenimo atvejams. Žvejyba, statyba, žygis, pakavot gali, šventė, vestuvės, tiek svečias, tiek jaunikis gali būti su jais. Taigi pristatau savo rastą outfitą, klasikinės spalvos, mėlynos spalvos marškiniai, perantis į tos pačios tamsesnės spalvos juodas džinsus ir gražiai nueinančius į šviesesnės spalvos, tos pačios spalvos mėlynus, šviesiai kedukus, batukus, vaikystės prisiminimus. Kas bus, aš spėju akordeonų pasirodymą. Norėjau sakyti, tautinių arba ten pramoginių šokių kolektyvų pasirodymų. Ir gal dar kokias ansamblis dainuos irgi mums kokią dainą. Tai už Veisiejų krašto garsinimą kinematografijoje Mariui Pocevičiui.
Nuo kiekvienos nuokalnės iš karto eina įkalnė, kuri veda tik į viršūnę. Tai ačiū jums visiems ir gero vakaro. Sveiki, labas rytas, viskas gerai. Biškai gal ir negerai, vakar per daug blogų sprendimų buvo priimta iš tikrųjų. Atsiliekam 6 valandas nuo pirminio plano. Rezumė, šiandien kažkaip iki Kauno nesugaut. Viskas. O, švieselė yra. Priimami užsakymai. Tik tai užsakymus priimam, palius ten gedulingus visokius. 2 berniukam gedulingų dienos pietų nepadarytume. 2 vaikučiam? Jo. Tai žinokit, užeikit, aš paskambėsiu barmeniai, tai mažam turės, tai padarys. Matai, reikalai vyksta. Galim pažiūrėti, ar tvirtas ledas dar. Nusprendžiant iš tų ančių plaukiančių, manau, kad tvirtas. Vienintelį yra kavinės įvertinti. Nu, aš viską, kas yra išvysiu, vertinu 10. Ir atnešė man pabučiuotą jau su bučiniu padavėjas iš karto. Gira. Vyra, girėjau ir per ūsus varvėjo. Ai, nu, skaniai nuėjo. Nu, ble, man tai kažkoks taip dar kvapas to bokalo irgi buvo keistas toksai. Negaliu sakyti, kad ten skaniai nuėjo. Aš neuoščiau, aš geriu. Čia, kai šeštadienį iš klubo 2 valandą nakties grįžtam. Aš neuoščiau, aš tai geriau. Momentas, kad sustoja. Kiek gal į Nalytų važiuot? Gal? Galą, ne? Gerai. Į Nalytų važiuot ar ne? Nalytų. Gerai. Ar į Kauną gal? Ne. Ne, gerai. Sūnus tėvui kokias laivo parodysiu, kokias tėvui dainas rašo. Na. Grįžom iš Veisiejų į tą pačią vietą. Turbūt sekanti jungta kamera bus prie eglutės vertinimo. Vestų mane prie tos eglės, kur jinai yra. Čia? Pagrindinė čia, ar čia tos support? Čia pagrindinė. Čia Mikalojaus Konstantino Černobilio, jo pasakų, mitų, legendų motyvais. Svarbu turėti koncepciją. Amžinoji dvikova, lyg Dovydas prieš Galijotą, Heraklis prieš akmenį, kurio negali užstumti į kalną. Vilnius prieš Kauno eglutę. Kuri vis dėlto eglė pati gražiausia? Kauno ar Vilniaus? Kauno. Viskas, tad išspręstas klausimas. Bet ar nėra interesų konflikto? O iš kur jūs esat? Iš Kauno. Kuri ta eglė gražiausia? Vilniaus ar Kauno? Vilniaus. Tai Dar kart galima? Vilniaus. Vis dėlto Kaune žmonėm Vilniaus eglė gražiausia. Dėkui labai. Sveiki, sakykit, kuri eglė jums gražiausia? Visos. O jei reiktų rinktis vieną, kurią reiktų sudeginti, kurią sudegintumėt? O ne, degit jokių matų. Startas. Tingiu nežmoniškai, nenoriu, liūdna, kelias gydo. Iki artimiausios pardės ir tada bus viskas gerai. Kita stotelė Daukšiagerė. Tokių net kaimų pavadinimų nesu girdėjęs. Tokia demotyvuojanti pradžia, kad Max šlapia, drėgna, nesausa, ūžia tos mašinos. Oi, gerai. Galim medienos pasimti. Mediena mūsų bairiai. Mediena tavo klynė. Labą dievą. Sveiki. Pasifilmuot, pasivažinėt norit, ne? Aha. Šaus. Ilgai netruko pokalbis ir prisistatymas. Tai čia viskas aišku. Gerai. Gyvenimėlį, kada tu pablogėsi? Tai gerai, už ką, tai ačiū jums. Labai čia. Bet kaip visi geri dalykai baigėsi. Per greitai. Daukšiagerė 9,5. 10 km. Mūsų laukia tušonkė su dariciniu, kropelinė kruopų sriuba, kopūstienė su špinatais, šarom įdarytom su vėdarais, cepelinais, su kugeliu. Laukia su zacirka,
kompotų, kisielium, aguonpieniu, srazais. O, štai vakarienė. Bet 13:12 turėjom eiti miegoti seniausiai, atėję čia nuo 8 pavalgė. Žiūrim Argentiną ir dabar 11 metrų baudinių serija. Ir vandykas neįmušė, mėšimuš. Labas rytas, einame pusryčių. Iš tikrųjų nebuvo gerai išsimiegota, bet man Lukui gal ir gerai. Viskas paruošta. Salotos, duona, termopuodas. Emocijos karštos, bet batai šlapi. Padėjom vakar džiaut katilinį batus, neleido ant vamzdžių dėt, padėjom ant apačios, nieks neišdžiuvo, šiandien atinam jau pati sudėjus ant vamzdžių tos batus. Šlapi toliau, tai iš karto nuo ryto, kur maks džiaugiausi, kad bent turės tas 10 minučių sausom kojom, tai neturėsiu jų ir šlapiom iš kartais. Vaikystėj pračiuožinėjęs 12 valandų, 15 valandų nuo kalnų su rogutėm, pareini namo, dedi taivą ant viaduko, ant gyvatuko tą batą. 2 valandas gali vėl varyti 12 valandų čiuožinėti. Ir čia sako, oi, dėkit tą pačioj ant šitų plasmasinių, nes tu ant tų geležinių sudegs tie batai. Čia esmė buvo, kad su sausais batais išeitumėm. Tie pusryčiai ta vakarienė, tas miegojimas, tai kainos, sausi batai, 5 minutės, tiek tik bereikia, pavargusiam piligrimui. Ėjom smagiai, visą kelią pliurpėm, čia sako. Nu taip, tai čia visi ženklai rodo, kad reikia eiti. Visi ženklai rodo, kad reikia varyti namo. Tai dabar visai pabuvo sausai, nes jau... Jo, labai gerai buvo eiti iki šio momento. Tiek tada. Jei čia kas ir vaikščio, tai 3 kiškiai. Kaip ta pasaka yra? Kiškis, kiškienė, kopustienė savo vaikus leido į mokyklą, o tu kiški nabagėlį. Gausi 1-2 atėlį. Vieną iš alkūnės į nosytę. Vai, zuikis puikis ruošęs grybus, į dzūkų mergos būtų nuogus. Ir lapė pavogė sūrį iš varnos. Lapė vilko žmona. Arklys karvės vyras. Kas genio žmona? Genio žmona, Gegutė. Teisingai. Visi dabar tokie taip gerai nulau tą gaidį. Eik, tu galėtų grįžti, aš dar taip nuločiau juos. Paklausim random merginos, ką veikti Prienuose. Nu ką čia vaikai, ką čia jūs paveiksit tuose Prienuose? Eikit į Birštoną. Gaila, kad netėjom prieš 100 metų, nes būtų buvę 4:20. Atvykom prie dar karštos visiškai garuojančios 94 laipsnių Birštono eglutės, ką tik tai įžiebta yra. Paravan 2 minutės. Kol kas aš vertinu daug geriau nei Vilnius ir daug geriau nei Kaunas. Kodėl? Dėl to, kad turi abiejų motyvų, tai yra geltonas lemputės kaip ir Kauno ir vienas torto pada kaip ir Vilniaus. Nieko nebuvo, palikom raktus išėjom. Atvykom, iš kur yra pati Rose Nemajūnai. Vai kryžius pastatytas Rose? Jos kovotojom, kurios iškirto, tai čia va joms skirtas kryžius. Šiaip skubame, bet negi praeisim parduotuvę, kur pati Rose Nemajūnas pirkdavo čia. Savo guminukus ir pirštinės pirmasis nusipirkti. Negi neužsuksim. Aš ir geriau paklausti, žinot, ar iš čia kilus Rose Nemajūnas? Aš net nežinau, kas į tūkį. Jinai iškirto kinietę. Ai, šitą boksininkį. Žinau, mačiau netgi. Tai ne šitą? Ne. Nemajūnai čia? Ne Majūnai, bet ne iš čia. Nemajūnai yra dar ir Lazdijų rajone. Ai, tai iš tų Nemajūnų. Gal iš ten. Atšiauriausiam sąlygom keičiu kojinius. Skaudžiais. Jo, daužai veidai. Oi, kokis jis laimingas. Ar tau nešalta, tu guli? Jam nešalta, jam kaip tik maks gerai. Treba ir malonu jam. Bėk namo. Eik namo. Eik namo, bėk. Eik namo, nes parvesim. Eik. Namo. Viskas, ate. Ai, palik mus, ate. Grįžk namo. Draugystė truko neilgai. Liūdna ir man, suprantu. Mylim tave tikrai. Eik namo. Seka. Grįžo! Gal žinot, kino šitas šuo? Ką? Mykolai namo. Čia jūsų šuo? Ne mano kaimyn. Mykolas? Galit paimt. Mykolai, eik. Jiems su batika šunį veikau. Jisai... Mykolai, eik namo. O sakyk, palaukit. Palaukit, o kinai šuo. Mykolai, namo. Va toks buvo. Kaime taip sprendžiamas problemas. Mykolas, aiškus vardas. Mykolai, namo. Galit paimti, neimsiu baketą šunį vežu. Nuvažiavo.
Tai kaip čia? Kaip jis sprendė? Nu kas čia per metimą? Pavaišink šunį savo buterbrodui. O. Neskuri. Užstumt reiks senį. Nuo krokodilų. Bandom užkur neužsikuria akumuliatorius. Lukas ieško krokodilų ten. Yra krokodilai, privažiuos. Palaukit, pažiūrėsim tuo. Tai nuo kito akumo kabį. Ne, čia labai geras, žinau. Ne, geras. Čia net ne mūsų, bet mum ir nieko nepadarė. Tai. Nu, kur reik? Kur reikia, ne? Jungi degimą dabar. Oi, čia jau. Ne, akumas čia žinokit. Mes ją galim palikti jau kiek to. Palikim jau. Ta mergina labai šaudom jau. Jo, ačiū labai. Nu, jau ačiū ir jums labai už rūpestį. Aš jau rasiu čia kokią pagalbą, o ne tai tegul stovi savo. Gerai. O, pasikrovė ir užsivedė. Kaip čia kas? Ai, slapukas yra. Slapukas buvo. Nu, viskas išsėdė. Pusė kaimo buvo pajungti ant mašinas akumuliatorius pakrovimą, kur iškart buvo aišku, kad ne akumuliatorius. Slapuką reikia pastoti. Kad reikia ant punį. Gal jau gintinį? Sveiki. Rinkotės. Čia. O, gerai. Yra. Parvešim pas šeimininkus tave. Kaip savijauta? Mykolai, šokam. Ai, tu čia jau buvai? Ai, važiavom pusningą į Alytų. Viskas autobuse, važiuojam į Vilnių. Sugrįšime po, dabar jau neaišku, kurio laiko. Sveiki, labas rytas. Pradedam Vilniaus autobusų stotį, turim atsidurti Punioj. Ir dabar jau be sustojimų nueit 109 km, pagal mano matavimus gal dabar daugiau. 102 beveik. Kažkaip labai dažnai atsidurime Alytaus stotį. Tikrai. Šitam žygį Alytaus stotį ketvirtą gal kartą. Kelk padėką bairį ir skirstomės. Gerai. Bairis. Bare sėdi vyras ir sako. Padėka, ačiū, ačiū, Vaida, kad atvyko, dar kartelį mus pavežė. Ir trauksim į Alytų. Atgal iš kur ką tik atvežti buvom per 15 minučių. Punioje jau esame apie pusvalandį, dar neišstartavom. Pusryčiaujant apėmė noras tualeto. Va, kaip tik, kur man ir siuntimas buvo duotas. Deja, 27 dieną nebedirba niekas. Čia yra savivaldyje, poliklinika ir ambulatorija, nes kvapas kaip poliklinika. Jo, kaip pas dantistą. Atsirakinom tualetą ir kokia situacija buvo, gal ir nelabai maloniai klausytojams, bet nusivaliau su mėtinės... su mėtinio kvapo servetėlėm ir dabar toj vietoj keistas jausmas. Sustojom datą susirašyti, nes jau biškį apsileista. Kaip čia einamės, aš nesuprantu. Čia 9, čia 12 dieną. Ne, čia mes blogai, bet einam taip. Pune tikrai padarė gerą įspūdį. Man dabar visoj kelioniai, kur įsiminė smagiausi miestukai, kaimukai, tai yra Sidabravas. Niekada nenorėjau būti aukštas, visada buvau Sidabravas. Ir Pune antroji vietoj stojasi. Ar tu turi ponę? Ne, jinai iš Punios. O tai ta ponė tau jau Pune? Ar jinai dar tik tais panelį? Tu buvęs su jos Punioj? Ne. O jei varyt pas mergas, tai tik pas Punios mergas reiktų, nes ten pas jas geriausios Punios. Ir štai priėjom Punios eglutę ir laukia Mariaus vertinimas. Originalumas 10, neįsipaišymas į visų eglučių karuselę 4, viso 4, 7. 7 Vilniaus tortai iš 8. Ir kaip mano mama visada sakydavo, Lukai, dėl Punios nemes punelės. Su lauktuvėm atvažiavom! Sveikinam su šventėm, praėjusiam, ateinančiam, prašom. Simboliškas dovanėlis, bet prašom. Nieko. Kaip kelelis? Nedulka? Nedulka. Ačiū labai. Arklys mato, kur geras žmogus. Geras. Gali gal nuotrauką? Gali. Pirmą kartą tokį žmonės vaikšto. Eina savo. Norit, kad virkas matytųsi dar vieną padaryti? Čia keliaujat? Į Alytų. Čia gal šitus, kaip ten piligrimų kelius? Jo. Sesė man paskambino, sako, mūnis eina. Paskui eisit priekį ten ženklą, matysit ten, kad tipo Jurgelionis ir taip nubrukta. Tai eisit į dešinę ir paskui vėl nusileist tokiu kalniuku. Eisit vėl į kalną, ten toliau, paskui bus asfaltas ir eisit į kairę. Nu ir ten toli jau parduotuvė bus.
Ai, gerai, tai netoli čia. Labas. Kalėdo. Ir tave ačiū. Kiek metų? 9. Sausio 18 bus 10. Oi, gerai. Su gimtadieniu būsim. Nu. Gerų šventinė šiandien pietums valgysim. Kojinių darboje supresuoti mamos kotletukai nuo kalėdinio stalo. Viskas. Ir duonos kepaliukas tokio patyčio. Kodėl vis laiką, Mariau, kai aš padarau valgyti ir paimu, būna lašišų beigeliai, skaniausi sumuštiniai sutepti. Viskas, kas geriausia apgalvota, Max. Ir tu tada ant žemės besivaliojančių kotletų man įdedi. Atsakau, to paprasto žmogaus gyvenimas jau neberūpi. Pagal Marių, va čia yra paprasto žmogaus gyvenimas. Ne, čia mes galim juokaut, galim šmaištauti, bet kad lyja žiemą, vasarą lyjo Pakruojį ir ėjom ir buvau o kad dabar lyja, nes snig turi, žiemą einam, gruodžio 27. Čia. Nuėjom 7 kilometrus ir dar 19 lietuvai. Gerai, sėskim prie stalo, valgykim. Aš iki tų jie kovoju, daisiu geriau ir iš mikrobangės Žalgirio treningą suvalgysiu negu šitą. Tikras viesietiškas burgeris. Bet kotletai žiauriai skanus. Esmė reikia valgyti taip, suvalgai tą visą ir atsikandi duonos. Jo, Alytaus miestą prie Alytaus kaimą, tai čia realiai tas pats yra. Sveiki atvykę Alytų į Baltosios Rožės miestą. Ir mes esame nuo Baltosios Rožės tilto. Mes priėjom Baltosios Rožės tilto, Baltosios Rožės Baltąją Rožę, Baltosios Rožės statulą, nes Alytus yra Baltosios Rožės miestas. Rezumė yra tokia. Priėjom, einam į miestą. Bet kur kainuoja Alytui nuvažiuoti su Baltu 20? Tai į Feniksą varom. Nebuvai Alytui, nebuvai į Feniksą. Rimuotė atvaro po 9 minučių. Bet šiandien turim nuotykių Alytui patirti. 15 kelionės diena. Buvo raktai neduoti ir pamirštas žmogus ir grįžęs miegoti ant tos ofkutės. Ar tai yra tiesa? Nekyknėkės. 0% tiesa čia buvo pasakyta. Šiandien abu labai gerai išsimiegom, išsilsėjom, nauja diena, naujos jėgos, pridriekę batai ir testume savo piligrimišką vienišių kelionę. Tai... Alytus 10 iš 10, nenuvylė, sakyčiau. Džiugu, kad šitam keliai sutinkam ne tik nuostabių gražių žmonių, gražių vietovių, bet ir kartu sutinkame nuostabių gražių medžių. Labai gražu. Tik blogiausias dalykas, kad kai dėjo tuos, nepaskaičiavo ir apačioj prikrovė daug ant viršaus. Nu ir... sakė, paliekam kaip yra. Tai kopiečių neturėjo iki viršaus dalykų. Kaip ir laikas Alytui, taip ir eglutė 10 iš 10. Artinasi tamsa, jau net jaučiam tai. Nakvynės neturim, valgyt neturim, gert vandens biškį turim. Gerai, skambinam Lazdijų kultūros direktoriui. Sveiki, mes einam piligriminę kelionę ir ieškom meteliuose, kur pernakvoti. Kada jūs einat? Šią akimirką. Tai nežinok, neparuošta, štai žiemos momentas, tai viskas ir šalta. Norisi žmonių, jei jie tam nepasiruošę, netrikdyti. Variau paklausyk, aš dar pagalvojau, nebus prabanga, viskai žinai, kaip sakau, nei ruoštas svečiam, nei ką ten gal, jeigu estetikos nesuteiksi. Eikit, mums tai nerūpi, mums svarbu prigulti ir viskas. Tai tada suorganizuočiau. Nu super, ačiū labai. Iki. Dzūkas dzūko neišduos, paskambina, biškiai pirmas skambutis. Tingiu! Lema, čia reiks važiuoti, daryt kažką. Šildyt. Gal kitus susiranda. Padėjo ragelį, iškart blogai jaustis pradėjo, kad taip pagalvojo. Perskambinsiu. Tegul ateina jaunimas. Viskas, ėjom. Lukas sako, atėjom. Nu tai atėjom kur? Viską nuėjom. Metelių taškas. Liko. Nu, tu kilai su biški iki miegojimo vietos. Lukas geria energetinį prieš miegą. Kad geriau miegotųsi, greičiau. Energingiau miegotųsi. Labai bus pilnavertiškas miegas. Bazė į skonis yra toks kaip nukast baterijos viršų ir išgerto rūmų. Sveiki, labas rytas, išsimiegoti, energijos pliūpsnis. Kam neišsimiegoti ir ne energijos pliūpsnis? Na, reikėjo prieš pat miegą sudedant glostą dar energetinio gėrimo šalia, taip jau nueinu miegoti ir jau naktį purtos, sakim,
Neina užmirti. Einam. Šiom keli žiemos jau galvojom, kad esam paskutiniai piligrimai. Ir štai sutinkam. Iš kitos pusės einantį. Sveiki! Jūs irgi piligriminė einat kelionę? Ne, aš čia savarankiškai. Ai, šiaip? Nes čia piligrimų takas, mes piligrimai. Nu. Labai pasidėmiu, man atrodo, viską. Juokiuosi, bet verkiu iš tikrųjų. Kodėl? Kodėl taip blogai? Yra neaišku, kur eit, nežiūrint mapsus iš tikrųjų ir bijau suklysti. Turim nedaryti nei vienos klaidos. Bet yra taip, kad net Google Maps nerodo, kad mes ant tako esam, bet ženklai yra. Bet ten ženklas buvo. Net tai mes kažkur nuklydę, nes ir Šventežerio rodo visai kitą, kur įvesta mapsai. Ar bandom ten ir Mariu, ar ten, apsispręskim. Geras 2 minutės stovim ant šitų kelmų ir kol kas sprendimas nepriimtas. Esam didžiausiam kelionės akligatvį. Aplink mus suniokoti Dzūkijos miškai, suniokoti keliai, gamtos skausmas mūsų akyse ir mes patys paklydę take, kur matosi, kad ir tako simbolis, bet žemėlapis neveda ten, kur mes einam. Nu ir Lukas sako, aš priėmiau sprendimą eiti ten. Jo, pažiūrėkim, kiek blogas tas sprendimas bus. Pažiūrėkim. Atspėtas ir priimtas teisingas sprendimas, nors tas sėkmingai čia mums sekasi. Pasižiūrėjau į kairę ir mūsų akis susitiko. Dabar jos artės viena į kitą ir žiūrės vienas kitam į akis. Žiūrim, kuris. Elektroninis čia? Bijau priliesti. Aš manau tiesiog siūlas, kuris tai norėtų ir praeitų jį va tai. Bet jie kaip balandžiai mato 2D, jeigu kad čia siena. Negi šitas siūlas. Ne. Elektroninis? Jo, tu. O, ką reiškia gaut? Per visą kūną nuėjo. Gerai nupurtė? Aik tu. Net širdim jaučiu, kai nudėjo. Nepajaustų čia tų 20. Šiandien pajaustų. Aš nežinau, ar mano širdis dabar yra vietoj. Kaip 17 Red Bullų įkalta. Defibriliuotas realiai. Ir visų kūnų, ta prasme, ir širdis iš vis, jaučiu širdį dabar. Įžengėme į Lazdijus. Esam prie dar vienos šiųmetinės eglutės ir ką? Tendencijos labai aiškios. Jeigu lyginant su Vilniaus daug prastesnė, jeigu lyginant su Kauno apylygiai Lazdijų gal laimi, jeigu lyginant su Druskininkų, druskininkai laimi be konkurencijos nokautų. Ne, čia yra kažkokia nešališka nuomonė. Man tai įspūdingai gražu. Visam eglių šurmuly puikiai 10 iš 10. Tikiuosi, tas mūsų supušusių kojinių kvapas neįsigeria iš tus namus. 17 paskutinė diena, šiandien einam į užsienį. Ten viskas kitaip. Paliekam Lietuvą, dėja. Naujus metus švęsim gimtinėje, bet šiandien reikia svetimus kažkur pamatyti. Ana, kokį pasėmės ir nesako, vais kaip vasarą, lik nelytų. Gal dabar Mariaus nemokėjimas susidėti šitą darbus. Puikiai. 500 kilometrų nueit. Nu tą. Žengiam netrukus, tuoj skirsim sieną, ar ne? Jau prie pat realiai paskutiniai džiaugsmai Lietuvos žemeliai. Čia bučiuot gal net. Gerai. Ten, kur 10 tonų ženklas yra, jau manau, kad yra Lenkija, nes kitas tas fontas naudojamas Lenkijoje ženklam mažesnis, tai niekaip neatžymėta, tiesiog kai nepraeini, o Lenkijoje. Žengiam į užsienį, į plačiuosius vandenius, laikas pažint pasaulį. Šiaip viskas kitaip Lenkijoje. Kraštovaizdis pasikeitęs. Laukiu to pirmo interakšino su pirmuoju Lenku, kurį sutiksim, kas tai bebūtų. Ne tokia daili šita kriauklytė. Kur eit?
Ten, kaip rodiklį rodo, ženklą ką tik pakomentavo, kur eit. O, pirma interakcija bus su vietiniu gyventoju. Dobdžian. What's your name? My name is Jakub. Jakub. Marius. Hello. Lukas, nice to meet you. Lukas. Yeah. Lukas Marius. Lukaševič, Marius Počevič. Making film? Yeah, vlogging, traveling the whole the Lithuania and whole Polska, Poland. So, good luck. You are first person we met on this country. Ah, okay. Yeah, so that's Beautiful country. Yeah. Very different than Lithuania. Okay, problem. thank you. Have a good new year. Tai Lietuvoje ėjom Jokūbo keliu, Jakob, ir pirmas Lenkijoje sutiktas Lenkas buvo Jakob. Kai pagaliau patį šventą Jakubą sutikom, ir tokia čia įvykis einuosi. Ten gata, senė 5 žvaigždutės. Ten visiškai maks, 5 žvaigždutės ir dar iki mirksėjimo toluma. Viskas, atvykom. Deinai. Dar aišku, koks 15 minučių iki centro pareit. Tai kaip ir pagal žemėlapį, va čia pabaiga, ten jau tas ženkliukas Kamino Polska turbūt. Kamino Polaco. Va, Kamino Polaco starts here. Va, Litva išeini, seini į Buliočki, Nionočki, Groški, Rapočki iki Olčična. Štai ir viskas. Kamino Lituano įveiktas. Jūs perėjote visą Lietuvą. Ką jaučiate? Džiaugsmą ar liūdesį? Mariau. Džiaugsmą. Nuovargį ar jėgų antplūdį? Nuovargį. Praeis dar keletas dienų, kol mintys susigulės, o dabar eime apžiūrėti seinų. Jeigu antplūdis, tai eime, bet jei nuovargis, tai duokit štampą ir veškit namo. Bet kad antštampo čia negauti, tai čia maks blogai yra. Kaip, tipo, iš vis, kas čia per bendradarbiavimas? Nu, eini 500. Ten grinai, va, išsiėmi, dėžutė padaryta, kada nori tada eini Žagarį tas startas. Čia. Kaip startuoti irgi koks džiaugsmas? Bandysi, manai, išsijungia šviesas dirba. Jo, o ką, štampo nėra. Kas čia per nesąmonė? Tai ateini jau čia iškiausiai turi būti, o ne dar vargo vakarienį ieškoto štampo, kad... Dobri. Štampavana. Piligrimų štampo. Pasport. Šitas, tas pats 10 eurų, kurį mums davė Žagarės podų namo savininkas. Vitam, Liubny, Viminič, 10 eurų. Izločiai. From Žagarė. 10 euro by Barefoot. Kiek gausim? Kem 6. Ohoho, dėkuoju. Dėkuoju. Ačiū. Jūrais varo visi. Nu kągi, atvykom prie Bedronkos, pagaliau. Spėsim uždaryti metus be skolų, aišku, nuvešim tik kitais metais. Tai va, kem 6 groškės padėtos, kurias išsikeitim. Sakysiu už visus, kaip vaikystėj gumų. Litą padėdė, žinai, kad 5 išeis, bet už visus. Štadienis 8 ryto, keliausim į Žagarę, po 6 mėnesių 7 nuvešim žmogų į alų. Bet čia brangiausias alaus deliveris ever yra. Iš Lenkijos į Latviją beveik nuvešim tą alų žmogui. Ir dar man reikės visus šarnyrus persidėti. Žagarės regioninis nacionalinis parkas. Žagarės herbas 2 rakteliai. Labą dieną. Ar atsimenat mus? Žalio 5 ar 6 neatsimenu. Jo, metum. Ir per šitų langiukų davė 10 eurų, sakėt, parneškit lenkiško alaus. Visus. Už visus. O šakelis yra? Yra čekis ir dar gražos yra. Jo. Bet graža lenkiška jau. Yra čia, kad už 10 eurų buvo kem 6. Kad visi pinigai būtų vėl. Čia už kedrų. Čekis? Ačiū, bravo. Ir gražos dar. O, bliam, dėkui. Gal duoti priekį vėl? Čia mes eisim. Nenustosim čia. Vargas, ne? Alus atiduotas ir realiai tai yra viskas. Baigėm kelionę, pagaliau. Projektas yra. Pagaliau užbaigtas. Kamino Lituano nuimta.
Tai jinai 500 km. 520 visumoj. Nunešta. Kelyje buvo visko, ko tik nebuvo. Ko reikėjo buvo ir ko nereikėjo buvo. Tikrai. Tai ką, mielieji? Ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi neprailgo. Iki kitų kartų. Projektų. Viskas, ačiū Žagariai, ačiū Seinam ir miestam, kurie buvo per vidurį šitos kelionės. Ačiū Komono Lietuvano, ačiū, tai pabaiga. Daugiau projektų per Go3, Marimunis, YouTube, Instagram.